Sveiki visi atvykę į Linearis Ride kanalą. Šiandien šiek tiek neįprasta transporto priemonė, bet taip pat motociklas, tai CF Moto 850XC. 800 kubikų, V formos 2 cilindrų variklis, 45 kW, 64 N ir jo svoris yra apie 450 kg. Tai sakykime, jeigu lygint su motociklais, tai tie skaičiai iš tikrųjų man nelabai ką sako. 450 kg, nu, sunkus, bet nelabai iš tikrųjų yra su kuo palyginti, tai visi keturračiai jų svoris bus visų daugmaž toks pats, dar plus dasideda kažkokios tai daiktadažės, dar kažkas ir tas svoris iš tikrųjų skaičius gali išaugti iki 500 ir tai yra pakankamai didelis skaičius. Kas liečia patį valdomumą, tai vėlgi tu to tokio svorio, kad jis ten labai sunkus, tu ir nepajausi. Pajausi tada, kai reikės išsitraukti kažkur tai iš purvo, iš kažkokios tai ten balos, pelkės ar dar ką. Tai CF Moto, tai yra kinietis iš tikrųjų sulaukęs didžiulio dėmesio, yra pamėgtas žmonių tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje, tiek, sakykime, tokiuose Balkanų šalyse, gal aš labiau įvardinčiau, bet iš tikrųjų tai yra geras daiktas už adekvačius pinigus su garantijom ir vienas iš tokių svarbesnių dalykų, tai kad tu jį gali nusipirkti praktiškai visur Lietuvoje. Ne tik Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet tu gali ir Marijampolėj, ir Alytuj, ir Kelmėj, ir Telšiuose, ir Plungėj ir taip toliau. Tai yra labai plačiai išplėtotas tinklas ir juos pardavinėja Lietuvoje nuo 2007 metų ir mes matom ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatą. Visi žino, visi perka, vieni kaip pirmus, kiti kaip pagalbinius kažkur tai ūkyje, kabina kažkokius tai padargus ir važinėja. Tai tu gauni 2 metų garantiją. Aišku, garantija tokiam daiktui taigi yra vėl toksai labai subjektyvus dalykas, nes viskas priklauso nuo to, kaip tu jį eksploatuosi. Tai, sakykime, pavyzdžiui, spalvas, kadangi jis yra dažytas, tai būna, kad kai pradedi plauti motociklą, tiesiog nusilupa jo dažai. Tai šeimininko patirtis yra tai, kad jisai tiesiog kreipiasi į savo pardavėją ir jisai atsiuntė naują plastiką ir jį pakeitė ir tai nieko jam nekainavo. Tačiau turi plastikai būti nepažeisti. Pats keturratis jis yra labai bazinis, nieko ant jo nebūna. Ir tu viską turi pirkti papildomai. Tai, sakykime, tokie praplatinimai papildomai yra uždėti. Tada yra galinė, priekinė bagažinės. Čia nėra, bet dar dedasi dugno apsaugos, nes standartinė dugno apsauga yra pakankamai plonyti ir yra tokia tiesiog standartinė, labai nieko esminiai jinai tenai nesaugo. Tai yra dedamos atskiros, yra plastikinės, pakankamai storo plastiko ir dedasi tada tos apsaugos. Aišku, kai yra tas apsaugos, tada pasidaro labai sunku išplauti jį ir visą tą purvą, kuris susikaupė po plasmase, jį iškrapštyti. Tai kadangi pats turėjau, tai griežiau specialias skylės didesnės, kad tas visas purvas, kai aš plaunu, jį išbėgtų. Šiaip keturratį plauti yra labai sudėtinga. Reikia mokėti, visiems atrodo, kad va čia paplausi ir taip toliau, bet visa esmė yra po ratais, virš rato atsiprašau, sparnuose, tai tu iš tenai iš pradžių turi išplauti, kai tenai plauni, tai čia per visus galus tau pradeda visas tas purvas, smėlis, košės ir taip toliau bėgti ir tada tu pradedi plauti jau iš viršaus. Automatinė pavarų dėžė, CVT dėžė, tai yra diržinė pavara, iš principo labai panašu kaip būtų kaip motoroleris, tiesiog variatorius, jis plečiasi ir suka tą diržą. Tai kuo ramiau su juo, sakykime, startuoji, važiuoji, jeigu ten po truputį, ar kažką labai lėtai darai, tai turi įsijungti pažemintą pavarą, nes kitu atveju tu tiesiog degini tą diržą. Jam yra geriau duoti gazo, jisai iš karto įsitempia ir važiuoja. Taip pat turim, sakykime, 2 režimus, tai gali reguliuoti savo varomąją ašį, tai gali būti arba tik tai galinė ašis varomoji, arba gali būti abidvi, tai bus tada 4 varantys ratai. Taip pat yra kablys, tai galima kabinti visokius padargus, tų padargų labai daug, nuo priekabėlių iki ten visokių šluotų, žoliapjovių ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, jeigu imti tokį kaip pagalbininką kažkur tai prie namų, ūkyje ar kažkokiam tai, nežinau, sodybai, tai tikrai labai geras ir universalus daiktas ir pakankamai platus jo panaudojimas. Jeigu kalbėti apie kažkokias tai išvykas į keliones, tai lygiai taip pat yra pakankamai patogi sėdynė antram, nors vėlgi
tai nėra transporto priemonė važinėti dviese. Yra patogios daiktadėžės, galima jas dar didesnės, galima ten su kuro bakeliais ir taip toliau. Tai iš tikrųjų labai daug visko gali prisigalvoti šitam motociklui. Kadangi motociklas yra pritaikytas važinėti gatvėmis, tai Lietuvoje yra, nežinau, kokiu tai yra būdu padaroma, bet aš įsivaizduoju, kad importeris yra suradęs kažkokį tai susitarimą, kažkokius tai standartus ir šitie motociklai yra registruojami kaip ratiniai traktoriai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu gauni traktoriaus numerius, ratinio traktoriaus numerius, toks pats kaip ant, tarkim, Bobcato, ir tu su juo gali važiuoti su B kategorija. Šiaip su keturračiais tai jau yra atskira istorija, tai yra keturračiai skirstomi į grupės, ten lengvasis ir sunkusis keturratis ar galingasis keturratis. Ir jie yra registruojami regitroje, o šitie daiktai yra registruojami savivaldybėje, kad galima būtų vairuoti su B kategorija, taip išplečiant savo klientų ratą. Su keturračiais su B kategorija gali vairuoti žmonės, kurie įgijo B kategoriją, tik tai dabar nenoriu jūsų suklaidinti, arba iki 12 metų ten kažkurio mėnesio, arba iki 14. Tai va šito momento neatsimenu, nes šiaip galingo keturračio su B kategorija vairuoti negalima. Kągi dar jisai čia turi, tai, sakykime, visokie LED žibintai ir taip toliau, tai keturratis, kuris atrodo gražiai, viskas su tuo yra gerai, tačiau tam tikri dalykai jie yra apsunkina savininko dalį, nes tu važiuosi, kažkur tai atsitrenksi, suduš lempą, tai jau kainuoja didžiulius pinigus, sudušta ten kažkoks tai pasukiukas, tai jau kainuoja pinigus. Tai vėlgi, tai yra tokie tam tikri niuansai, kurie išlenda ir tu iš pradžių negalvoji apie tai, nes bet kokiu atveju tai yra darbinis arklys ir ten į jo grožį taip žiūrima, bet tai nėra pagrindinis kriterijus renkantis keturratį motociklą. Pamiršau paminėti, taip pat turi gervę, tai su gervė, kadangi pats turėjau, tai žinau, yra niuansų, kad va šitos gervės jas keičia ir deda tokia virvė, o ne šitą lyną, nes jisai sutrukinėja, suplyšinėja. Bet iš tikrųjų gervę esu naudojęs, labai padeda sunkiose situacijose, ypač jeigu esi kažkur tai užstrigęs, stipriai, vienas, miške ir nebežinai, ką daryti. Čia taip pat gali būti užsakyti, pas mane buvo užsakyti papildomi priekinis toksai lankas, kuris apsaugo smūgio metu tiesiog tavo visą tą priekį, plasmases, radiatorių ir taip toliau. Tai kągi, manau, vis tiek bus įdomiau važiuojant, negu čia stovėti ir apie jį tiesiog vaikščioti ir pasakoti. Šokam ant motociklo ir prasivažiuojam. Tai va, ačiū ant motociklo, vaizdelis neįprastas, pakankamai retai aš užlipu ant keturračio ir ypač po motociklu tai yra šiek tiek kitaip. Tai nežinau, ar mano žiūrovai, šiaip net nebijoju, kad visi žino, bet gal kažkas pasitaikys, kas nežino, tai čia mes neturim tokios gazo rankenos kaip ant motociklo ir yra gazas valdomas nykščiu. Toliau turim parinkimą 4 ar 2 varomi ratai, tai čia rodo pas mus dabar 4 varomus ratus. Paspaudžiu mygtuką, persijungia, gale burbuliukas rodo, kad tik tai galas varomas. Ir jeigu paspaudi 4 varomus ir dar įjungi blokiruotę, tai paruošiu, kad įjungta. Tai va, aš šiaip mėgstu važinėti su galiniais varomis, jeigu jau kažkur važiuoji ten į mišką, dar kažkur, tai jau įsijungi 4. Tai yra odometras, tripas, apsukas galim pažiūrėti, kiek valandų dirbęs variklis, koks yra akumuliatoriaus krovimas ir galima pasididinti prietaisų skydelio ryškumą. Nieko ypatingo, keletas įspėjančių lempučių ir tiek žinių. Tai čia mes turime priekinį stabdį, čia turime galinį stabdį, viskas kaip su motociklu. Bėgių nėra ir bėgiai yra automatinė pavarų dėžė. Tai yra L ir H, tai yra low ir high. Šiaip normaliai važiuojam ant high, pažeminta pavara yra L, jeigu lėtai kažkur važiuoji, jeigu kažką tai tempi lėtai, tada yra R reverse atbulinis ir P parkingas, tiesiog jau kai pasistatai motociklą ir gali palikti ant parkingą. Tada čia iki šraktą užrakini ir negalima perjungti pavaros. Čia yra rankinis stabdis, tai jisai veikia tokiu principu, kad tu jį tiesiog suspaudi, užfiksuoji ir dabar motociklas jau yra su parkingu.
žibintai, užvedimo mygtukas, degimas, va, paspaudi ir kuri. Tai va, tiek iš principo apie šitą reikalą, vat, kaip jisai yra išdėstytas. Ir čia dar yra, čia jau buvo nulūžę, bet čia yra gervės valdymas, tai yra ištraukti ir sutraukti gervę. Ir kaip čia yra sumontuoti šildomos rankenėlės ir šildomas nykštys. Tai tas šildomas nykštys iš tikrųjų atrodo, kad kam to reikia, bet tie, kas važinėja šaltesnių laikų ar žiemą, ar, sakykime, kai būna šalta, tai jie supranta, ko puikiausiai, kam reikalingas nykščio šildymas. Tikrai labai labai malonus dalykas. Ir išvedimai dar AUX 1, AUX 2, tai galima pasidaryti šildomą sėdynę. Nu kągi, prasivažiuokim, pasižiūrėkim, kaip jisai važiuoja. Šiaip pats keturratis jisai yra didelis ir jaučiasi tas jo dydis iš tikrųjų, nėra čia taip, kad jisai būtų kažkoks tai labai sportiškas. Tai toksai keturratis jis labiau yra pritaikytas nu, visokiem tokiem pagalbiniam darbam. Yra reguliuojami amortizatoriai, tai galima pasiminkštinti, pasikėtinti, bet čia jau, manau, tas visas dalykas jis yra skirtas jau, jeigu tu nori ten kažkur tai labai sportuoti. Ne šiaip tas, kaip nustatyti tam keturračio kietumą, minkštumą, nu tai čia aišku, tu turi būti jau sportininkas turbūt ir labiau suprast, ko tau iš jo reikia. Nes šiaip tai jisai, nu, sėdė, važiuoja ir tiek žinių. Sėdėsi nepatogi. Aš to keturračio su nemažai prisivažinėjęs, tai man, sakykime, su kažkokių tai problemų ten ir toliau pavažiuoti tikrai nebuvo. Iš techninės pusės irgi neturėjau labai daug didelių niuansų. Buvo keletas smulkmenų, bet jos buvo sutvarkytos pagal garantiją. Tai viskas taip ir pasibaigdavo, kad viskas tvarkoj. Smagi dalis, tai kad tu tiesiog atvažiuoji visokiais žvyrkeliais, keliukais, takeliais ir tau ir tu žinai, kad tu visur pravažiuosi. Labai sunku būtų atrasti tokią vietą, kur yra kažkoks tai kelias, bet jis yra nepravažiuojamas. Aišku, yra tenai grupės, kuri važiuoja, kur nardina ir taip toliau, bet aš, pavyzdžiui, šitoje vietoje nematau tenai, aš nematau jokio malonumo, tiesiog atvažiuoti, paskandinti keturratį ir tada pusę dienos 30 žmonių jį bando ištraukti ir po to žiūri, kodėl jisai neužsiveda. Bet kiekvienas pagal savo, sakykime, fetišus renkasi, kas jam patinka. Man, pavyzdžiui, patinka kažkur tai tiesiog paimti, prasivažiuoti, gal biškį prasilėkti kažkokiais tokiais vat keliukais. Ir to man būna dažniausiai gana. Galbūt kažkur ten nuvažiuoti toliau, kur šiaip negali nei privažiuoti, nei normaliai praeiti. Pats, kadangi jis yra didelis ir sunkus, tai šiaip jis yra pakankamai stabilus, bet neskaitant to, apsiversti su juo tikrai yra įmanoma. Ir tikrai tai nėra labai kažkoks tai sudėtingas darbas. Visi CF Moto yra labai gerai žinomi kaip stabdžių neturėtojai, tai jeigu eina kalba apie tokį važiavimą kažkur tai ten, sakykime, žvyrkeliu, kai tu važiuoji 50 km/h ir paspaudi stabdžius, tai tu gali staigiai sustoti. Bet jeigu tiek tai yra kažkur tai, sakykime, važiuosi asfaltu, dar kažkas išlys, paspausi, stabdį ir jisai nėra geras, gerai stabdantis keturratis. Visgi 500, ten grubiai 500 kg, nedideli stabdžių diskai. Tie stabdžiai yra pastoviai kaitinami, pastoviai ten visoks purvas lenda ir taip toliau, ir taip toliau. Nu ir natūralu, kad jie nestabdo. Aišku, jie ir nuo naujumo nestabdo, tai čia yra dar toksai nedidelis niuansas. Nu bet va, jisai važiuoja, tu, sakykime, važiuoji jau ten 80-90 žvyrkeliukų ir tu to greičio absoliučiai nejauti. Vienintelis, kas yra svarbu, tai tokiu greičiu važiuojant nepadaryti kažkokio tai, sakykime, staigaus manevro ir neapsiverst ar nesusivartyti kažkur. Tai reikia būti labai atidžiam, nes šiaip greitis yra didelis, o tu jo visiškai nejauti, nes tu tiesiog sėdi ir jisai tave veža per žvyrkelius, duobeles ir taip toliau. Ir tu nei šokinėjai, nei drebi nieko. Pakaba tikrai maloniai dirba ir aš šitam daiktui pretenzijų neturiu. Neskaitant, kad tai yra saimkinėtis, tai yra tikrai gerai išdirbtas.
ir senesni, jie gal ir turėjo kažkokių tai ten niuansų, bet su naujais viskas neblogai. Turėjau 850, turėjau 520 ir turėjau litrą. Tai netgi tas 520 yra tikrai fainas nusipirkti, pasivažinėti, tai kainos kokybės atžvilgis, tai ten viskas su juo yra gerai. Litrinis jisai labai jaučiasi skirtumas tarp 8 PM ir litro, bet ar reikia litro? Nu, jeigu tu nesi ten sportininkas, lenktyninkas ar ten dar kažką, ar labai jau ten daug metų važinėjai, tai tada gal ir jo, bet šiaip, vat, 850 labai pilnai atlieka tą funkciją ir tau tikrai nereikia daugiau. Paspaudė, tai jisai važiuoja. Jo maksimalus greitis yra apie kažkur 120-130, jisai iki tiek išsibėgėja ir jam tai nesudaro jokių kliūčių. Nu, va, atsuk ir važiuoja. Ir tas valdymas su nykščiu, jisai labai gerai yra sugalvotas ir tikrai yra labai patogus. Kadangi aš mėgstu, taip sakykime, labiau išsidirbinėti, tai man tikrai patinka važinėti su galų varomu keturačiu. Ar apsisukti, ar kažką, tai tiesiog susukai vairą, davai gazą, pasilenkiai į tą pusę, į kurią nori pasisukti, kad tiesiog tavęs neapverstų, nes fizikos niekas nepakeitė, tai nepasikeis ir jeigu tu varysi tenai, tave meta į priešingą pusę ir tu gali nuo jo tiesiog nulėkti. Pasukiukas išvažiavai, davai gaziuko ir mėgaujas važiavimo. Šiaip iš tikrųjų tai valdyti jį smagu, jisai pasuki vairą, jisai nedešruoja, jisai reaguoja. Reiktų palyginti su, aišku, kitais keturačiais, esu su keliais važiavęs, bet niekada kažkaip to neanalizavau ir nelabai aš prisimenu būtent va tokių smulkmenų, kaip ten handlingas ir pagreičiai ir taip toliau. Tai nėra mano kažkoks kasdienis mano užsiėmimas. Tai va su žvyrkeliu važiuoti jokių problemų ir vėliau išvažiuosim į gatvę, įsitikinsit, kad ir gatvėje važiuoti su juo jokių problemų taip pat nėra. Buvo biški primiršęs, kur važiuoti. Šiaip jau senokai nevažiavau, tai jau tokie biški ir skilsai atkritę. Štai ir asfaltas, parodome posūkį, apsidairome. Ir šiaip pavojinga vieta yra išvažinėti iš žvyro į asfaltą, ypač jeigu tu duodi gazą, bandai ten kažką prasukti ratus, užsinešti, kai asfaltas tave pagaus, tai tu tiesiog būsi nušveistas nuo motociklų. Tai va, važiuoji, jau aišku prie tokio greičio jisai darosi šiek tiek jautresnis, nu ne šiek tiek, bet jisai kuo puikiausiai išvysto tą greitį ir jam tai nėra kažkokių tai problemų. Kaip ten bebūtų, tai yra V2 va, ir jisai atsimuša į ribotuvą ir tiesiog atmetinėja, čia yra jo ribotuvas jau. Tai yra V2, tai yra 800 kubų, tai sakykime jo potencialas yra tikrai didelis. Dabar vėl atsisėdau ant tokio tračio, važiuoju ir iš tikrųjų man tai visai smagu. Paskutiniu metu kažkaip tai pas mane ten tai vat, vienas enduro, tai kitas enduro pasitaiko po ranka. Ir tiesiog aš
kuo toliau, tuo labiau mėgaujuos važiavimu bekele. Ir plus tai yra toksai visų metų užsiėmimas, kur tu gali ir žiemą, ir vasarą, ir jokių problemų tau tai nesudaro. Tai va, o dar vienas dalykas, apie kurį norėjau pašnekėti, tai yra tas prierašas prie mano, sakykime, video pavadinimo, kad tai yra paskutinis video. Taip, tai yra paskutinis video šią vasarą. Ir tikrai niekur nedingsiu. Tiesiog susidėliojau savo vasaros planus ir nenorėjau iš anksto apie tai kalbėti, bet taip ir planavau, kad padarysiu video iki Liepos mėnesio, o Liepą, rugpjūtį ir rugsėjį aš atostogausiu nuo YouTube'o. Tai reiškia, kad aš vis dar kursiu video, vis dar testuosiu mocus, tačiau visus tos video pamatysite tada, kai jau atvės, kai jau bus ruduo, kai jau nebeturėsit ką veikti ir sėdėsit YouTube'e. Nes iš tikrųjų dabar ir peržiūrų skaičius toksai ne visai toks, koks norėtųsi, kad būtų. Ir kai laukia 30 laipsnių, tai labai pilnai suprantama, kad reikia sėdėti ne YouTube'e, važiuoti kažkur tai prie ežero, ar su draugais, ar tiesiog kažkokiam užsiimti pramogom. Tai viskas su to yra normalu. Tai vienas iš tokių dalykų, kad aš planavau, kad tai bus, ir planavau vasarą ne kelti video YouTube'ą, nereiškia, kad nefilmuoti, bet nekelti video YouTube'ą. Ir manau, kad tai būtų logiškiausia ir tada aš galėčiau visiškai ramiai visai žiemai, kiekvienai savaitei užfiksuoti video ir taip pratęsti, sakykime, tą visą žiūrimumą. Tai video prasidės spalio mėnesį, spalis, lapkritis, gruodis, tada sausio mėnesį aš vėl manau, kad nekelsiu video ir tada vasaris, kovas jau prasidės vėl bus keliami video. Tai taip aš šiek tiek išdalinsiu, galbūt sukelsiu kažkokį tai norą, laukimą ir taip toliau. Bet tiesiog priėmiau tokį sprendimą ir aš taip darysiu. Nu jau kiek važiuoju, čia jau porą kilometrų. Asfaltu visiškai nevargstu, ramiai, savo atsipalaidavęs, atsisėdęs, patogiai, įsitaisęs. Nu, tiesiog čia yra visiškai kitoks daiktas, su juo reikia pasivažinėti, yra smagu, ar jį turėti reikia, tai čia vėlgi labai toks klausimas, nes jeigu nori, gali išsinuomoti, nuvažiuoti, pasivažinėti ir didžiai daliai žmonių, manau, to užteks. Kitiem reikia turėti, galbūt jie gali dažniau išvažiuoti ir taip toliau. Niekada negalvokit, kad jeigu turit keturatį, o jūsų draugas turi krosinį motociklą, kad jūs čia būsit geriausi draugelį ir važinėsit. Ne, jūs nevažinėsit, kadangi jūs niekur netilpsit, jūs jo nepasivysit, jums nebus smagu, o jam reikės laukti, jam irgi nebus smagu. Taip kad atsiminkit tokį dalyką. Jums nebus smagu važiuoti kartu su krosiniu motociklu. O, atvažiavau, šiek tiek reikia pasipildyti kuro, nes pasibaiginėja. Kur čia? O, kaip tik prisiminiau kur. Linksma.
čia man smagiausia dalis, tai jisai 2 varomi ratai. Nu, galim pabandyti 4 įsijungti. Kaip tada. Žiūrėjom ropo, iš karto pasunkėja priekis. Priekis pasidaro toks pakankamai jautrus, kadangi ir ta šis varo. Tai jinai įtraukia, bet jisai visai kitaip važiuoja. Nes šiaip priekis jisai toks gaunasi biškį nevaldomas truputį. O kai įsijungi 4, kadangi ir tenai traukia, tai jis pasidaro labai jautrus. Bet 4 varomi irgi suteikia stabilumą ir galbūt, kai eina kalba apie žvirgelį, tai jam tokio tikslumo posūkiuose. Bet kaip ir su automobiliu 4 varomais šiek tiek reikia kitaip važiuoti. Tai jeigu įpratęs esi važinėti ir atleisti ir esi įpratęs atleisti, sakykime, kai mašinas slysta atleisti gazą, tai čia jo nereikia atleisti. Ir kaip tik turi išlaikyti spaust, kad tave ir priekis tave temptų. Šiaip tikrai smagus daiktas. Aišku, jo vėlgi priežiūra, laikymas reikalauja ir finansų, ir vietos, ir aptarnavimai. Norint išlaikyti garantiją yra labai dažni. Tai pirmas aptarnavimas 300 km ir pas mane buvo sekantis aptarnavimai kas 1000 km. Tai, sakykime, normalu gamintojas, ne gamintojas, pardavėjas taip susigrąžina savo, taip uždirba pinigus, išlaiko servisą ir visus kitus dalykus. Ir čia yra normali praktika. CF Moto 4-račiams nėra taikomos nuolaidos. Kartais galima išsiderėti kažkokią tai daiktadėžę ar ten kažkokį tai, sakykime, aksesuarą, bet tai nebus ženklus piniginis vienetas, nes jie tiesiog turi tokią politiką, kad nuolaidų nedalinti. Su dileriais nesu labai stipriai susidūręs. Teko susidurti su Marijampolė, kol dar dirbo mano bičiulis, viskas buvo tvarkoje. Jais anksčiau prekiavo ir Moto, nežinau ar dabar prekiauja, bet kiek aš žinau, jie prekiauja tik tai Segway. Ir taip pat yra Motoraideris, tai atstovas. Dabar Kaune statosi naujas patalpas didžiulės, naują angarą. Ir tai yra dileris, kuris šitą gamintoją atvedė į Lietuvos aukštumas. Nes skiria labai daug tam laiko, labai daug resursų. Ir dabar, sakykime, galima taip galbūt išsireikšti, valgo vaisius. Tai didelis bravo jiems. Ir faktas, kad visada yra kažkokių tai turbūt niuansų, bet labai smagu, kad kažkas tai skiria tiek laiko, pinigų, energijos tokiam dalykui ir išplėtojo tokį tinklą. To mes neturime su jokių kitų gamintojų. Daugiausia, ką galima nusipirkti kituose miestuose apart Vilniaus, jeigu neklystu, tai yra tik BMW motociklai. Tiek, kiek mano žinios leidžia tą dalyką suprasti. Nu, 4 varomi, žvirkeliukas ir bėgėjimas. Gerai, bet man smagiau yra važiuoti su 2 varomais, tai aš persijungsiu. Va, vėl persijungiu ir tada važiuoju. Tai kągi, dar viena apžvalga į pabaigą. Ačiū, kad žiūrit. Šiek tiek kantrybės. Kažkas laukia ten kiekvieną sekmadienį. Žinau, parašot, ar bus, ar nebus. Tai dabar kurį laiką nebus, bet stipriai nenusiminkite. Aš grįšiu su dar geresniu turiniu. Tikrai turiu motociklų ir nufilmavęs, ir tuos, kuriuos dar nufilmuosiu. Ir enduro, ir britvos, ir streetai. Tai tikrai turėsim turinio visai žiemai, sekmadienio vakarais, kai bus šalta, kai nieko nebesinorės, ir tada galima bus žiūrėti YouTube ir rinktis motociklą savo naujam sezonui.
Kągi, ačiū, kad žiūrit, komentuojat, laikinat, šerinat, kartais susitinku su kažkokiais tai, sakykime, draugais ir jie ten rodo, kad sako man, o čia bendradarbis žiūri, tada ten kitas bičiulis armijoje, kariuomeninė armija, atsiprašau. Tai irgi sako, va, čia jau net tenai, sako, žiūri tavo video. Tai, nu, žiūri, faina, kad tas tinklas plečiasi, kad tie žmonės žiūri. Taip pat tęsiasi ratukai, jie niekur nedingo, tai kiekvieną savaitę važiuojam ramų ratuką ir visi, kas norit, galit prisijungti. Ramus ratukas, tai reiškia, kad mes važiuojam ir laikomės kelių eismo taisyklių, niekur neskubam, nelenktyniaujam ir tiesiog mėgaujamės motociklų teikiamais malonumais. Kas nori šiek tiek greičiau pavažiuoti, tada yra tam kita grupė, ten galima prisijungti, bet prieš tai reiktų pasivažinėti ir pabendrauti. Ką, tikiuosi jūsų diena tokia pati nuostabi kaip ir mano. Linkiu jums gražaus vakaro ir iki pasimatymo rudenį.